Jau keletą mėnesių žiniasklaida mums siūlo mėgautis vabzdžiais tikrąja to žodžio prasme. Jau atkreipėme dėmesį tai, kaip staiga pasikeitė žiniasklaidos nuomonė, taip pat į vabzdžių valgymo riziką ir šalutinį poveikį laidoje vabzdžiai maiste. Tačiau čia slypi dar didesnis pavojus. Biotechnologijas ir genetinės manipulacijas daugelis laiko raktu, padedančių spręsti esminės maisto tiekimo ir sveikatos priežiūros problemas. Taip yra daugiausia dėl šiandieninės pagrindinės žiniasklaidos, kurie mums žada pigų maistą ir naujus vaistus. Anksčiau pranešimai buvo daug labiau subalansuoti. 1999 metais Bavarijos radio ir televizijos korporacija dokumentinėme filme Gekaufte Wahrheit, nupirkta tiesa, įspėjo apie kraštutinės genetiškai modifikuoto maisto pasekmes ir nesąžiningas biotechnologijų pramonės machinacijas. Be kita ko, buvo paviešinti skandalingi sandėrį su profesoriumi Arpadu Pucai. Pucai atlikęs nepriklausomą nuo gamintojų interesų šėrimo tyrimą įrodė, kad po 10 dienų, vartojant genetiškai modifikuotas bulves, žiurkėms atsirado 36 reikšmingi organų pokyčiai. Praėjus 2 dienom po publikacijos jis buvo atleistas iš darbo ir pagal sutartį priverstas jokia forma neprieštarauti biotechnologijų pramoniai. Tokia kraštutinė įtaka įmanoma, nes kiekvienam šioje srityje tyrimus atliekančiam mokslininkui tiesiogiai ar netiesiogiai moka įmonės. Dėl to praktiškai nėra nepriklausomos kontrolės. Kritikuojantiems mokslininkams užčiaupiamos burnos. Per 20 metų šio tinklo galia ir galimybės labai išaugo. Tai patvirtina ir pastaruoju metu duotas sutikimas dėl tolesnio vabzdžių naudojimo maiste. Tam reikalingus duomenys pateikė neleidimus išduodanti institucija, o įmonės. Galiausiai visi šie norminiai aktai skirti tik apsaugoti įtakingas korporacijas ir institucijas nuo nepageidaujamos konkurencijos. Jos neleidžia atskleisti jų machinacijų, kad vartotojas išliktų tariamo saugumo būsenoje ir nesukeltų nepatogumų. Toliau trumpai paaiškinsime, kaip veikia esamos genų inžinerijos galimybės ir palyginsime jų labai teigiamai pristatomas galimybės su pavojais. Pirmas. Genų inžinerija. Kas tai apskritai yra? Jau tūkstančius metų augalai ir gyvūnai kryžminami pagal paveldimumo dėsnius, siekiant sustiprinti tam tikras savybės ir sumažinti nepageidaujamas per šią selekciją. Taip natūraliai buvo išvestos, pavyzdžiui, derlingesnės augalų veislės arba gyvuliai turintys daugiau mėsos. Genų inžinerijoje biotechninėmis procedūromis įsikišama į gyvų organizmų genomą ir biocheminius valdymo procesus. Tai apima ir DNR sekų modifikavimą ir perkomponavimą mėgintuvėlyje bei gyvuose organizmuose. Šių tokiu būdu biotechniškai modifikuotų organizmų gamtoje natūraliai nėra. Antras. Genų inžinerijos procesai ir produktai. Gyvų organizmų DNR yra, taip sakant, statybinės instrukcijos, kurios kontroliuoja gyvo organizmo vystymąsi, funkcionavimą ir dauginimąsi. Keičiančios instrukcijos dalis keičiasi ir gyvos būtybės tam tikros savybės ir požymiai. Pirmą kartą tokiu būdu augalai buvo modifikuoti 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje. Pirmoji genetiškai modifikuota pelė gimė 1974 metais. Pirmasis genetiškai modifikuotas maisto produktas pomidoras Flavr Savr rinkoje pasirodė 1994 metais. Šiame nuo pelėsių apsaugotame pomidore dėl genetinės modifikacijos buvo suledintas puvimo procesas. Todėl jis 14 dienų ilgiau atrodė šviežias. Šiuo metu dažniausiai auginami genetiškai modifikuoti augalai yra kukurūzai ir soja, kurie yra atsparūs tam tikrų gamintojų purškalams. Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų
organizmų, pavyzdžiui, transgeninių mielių ir kvapiųjų medžiagų jau daugelį metų randama perdirbtuose maisto produktuose. Medicinoje hormonai ir kai kurie vaistai gaminami naudojant genetiškai modifikuotus organizmus. Tuo tarpu ši tema įgavo visiškai naują dinamiką. Anksčiau genų inžinerijos intervencijos buvo labai brangius, sudėtingos ir reikalaujančios daug laiko. Tai staiga pasikeitė atsiradus naujoms genomo redagavimo technologijoms, kurios dažnai dar vadinamos genomo chirurgija. Čia naudojami dirbtinai pagaminti fermentai, kurie atpažįsta nepageidaujamą DNR seką. Ją išpjauna ir sukuria naują DNR seką. Tada ji įterpiama vietoj pradinės, vykstant natūraliam taisymo procesui. Populiariausi metodai yra CRISPR, cinko pirštų nukleazis ir TALEN. Šie metodai leidžia praktiškai bet kuriai laboratorijai per kelias savaitės atlikti genetinius eksperimentus už kelis šimtus $. Šią plėtrą galima palyginti su pirmojo kompiuterio, kuris užpildė visą namą ir šiandien kiekvienam žmogui skirto išmaniojo telefono raida. Trečias – rizika ir visuomenės pritarimas. Dėl galimos rizikos sveikatai daugelis vartotojų atmeta genetiškai modifikuotus maisto produktus. Pagrįstų mokslinių tyrimų trūkumas ir nerimą keliančių pranešimų nutylėjimas, kaip pradžioje aprašytų atvejų dėl genetiškai modifikuotų bulvių sukeltų organų pažeidimų, patvirtina, kad šie nuogąstavimai yra daugiau nei pagrįsti. Daugeliui žmonių dėl etinių priežasčių taip pat nepriimtina, kad mokslininkai žaidžia Dievą ir taip kišasi į kūrinyje. Taigi, nors iš pradžių skamba teigiamai, kad genetinis modifikavimas turėtų suteikti galimybę kurti naujus vaistus, tai neišsprendžia priežasties ir pasekmių ryšio problemos. Pavyzdžiui, pastebėta, kad vėžio atvejų sparčiai daugėja dėl mūsų aplinkos taršos ir gyvenimo būdo įpročių. Šiuo atveju būtų daug protingiau imtis priemonių, kurios padėtų ištaisyti padėtį, nei vėliau bandyti paslėpti problemas. Žinoma, su tuo susijusios įmonės tuo nesuinteresuotos, nes jos gauna milžiniškus pelnus. Dar daugiau problemų kyla, kai genų plitimui pagreitinti naudojamos vadinamosios genų varomosios technologijos. Vietoj to, kad genas būtų perduodamas 50% palikuonių, kaip įprastai būna, naudojant genų varomoją technologiją, jis perduodamas 100% palikuonių. Šiandien tai yra naudojama ypač mielėse ir vabzdžiuose. Dėl to natūrali rūšis gali būti visiškai išstumta genų manipuliacijomis sukurtos rūšies. Tokia genocido galimybė atveria duris piktnaudžiavimui valdžia. Tai ne mokslinės fantastikos filmo scenarijus, o jau praktikuojama. Ketvirtas. Mokslinių tyrimų draudimų atleidimas. Jei mokslininkas kreiptųsi dėl lėšų, kad būsimos žmonių kartos galėtų susilaukti palikuonių tik tada, jei atitiktų tam tikrus kriterijus, žiniasklaida sukeltų didelį pasipiktinimą. Tačiau jei tokie tyrimai slepiami po iš pažiūros kilnių tikslus išnaikinti maliariją, degeneracinę karštinę ar geltonąjį drugį, jie dažnai yra finansuojami. Daugelį metų mokslininkai eksperimentavo su uodais, platinančiais šias ligas. Genetiškai juos modifikuojant, būsimos uodų patelių kartos turėtų tapti nevaisingos, o kartu su jomis turėtų išnykti ir ligos. Tačiau tai ne tik tyriama laboratorijoje, bet jau praktikuojama ir gamtoje, panašiai kaip ir skiepijimo nuo koronos atveju. Mokslininkai sudaro įspūdį, kad tiek technologija, tiek jos naudojimas yra gerai kontroliuojami ir neturi šalutinio poveikio, tačiau toli gražu taip nėra. Atvirkščiai. 5. Atidaryta Pandoros skrynia. Didžiosios Britanijos biotechnologijų bendrovė Oxitec 2013-2015 metais Brazilijoje išleido daugiau kaip 12 milijonų genetiškai modifikuotų uodų, siekdama suvaldyti geltonąją karštinę pernešančių uodų Aedes aegypti populiaciją. Mokslininkų teigimu, išleisti uodai ir jų palikuonys turėjo žūti toliau nesidaugindami su uodais laukinėje gamtoje. Visiškai netikėtai neįmanomas dalykas, pasak tyrėjų, išsipildė. Po 30 mėnesių net 60% vietinių uodų taip pat turėjo genetinę modifikaciją. Tai ne tik tai, iš pradžių siektas ir pasiektas 90% uodų populiacijos sumažėjimas po 18 mėnesių grįžo į ankstesnį lygį.
Taigi, eksperimentas ne tik nepasiekė savo tikslo, bet dar ir nekontroliuojamai išplatino genetinę mutaciją su nenuspėjamomis pasekmėmis, tokiomis kaip tai, kad naujieji padarai tapo dar atsparesni ir pavojingesni. Tokių eksperimentų pasekmės nebuvo tyriamos dėl menko pagrindo, kad jų technologija 100% mirtina moteriškos lyties palikuonims. Ši prielaida pasirodė esanti klaidinga, tačiau vis tiek neprivertė nutraukti šių atsakingų bandymų. Be Brazilijos genetiškai modifikuoti uodai buvo paleisti ir Panamoje, Malaizijoje bei Kaimanų salose, nepaisant gąsdinančių rezultatų. Tuo tarpu JAV genų uodai buvo išleisti į aplinką Floridoje ir Kalifornijoje, nors Kalifornijos uodų populiacijose šių ligų sukėlėjų net nėra. Niujorke lauko bandymuose buvo išbandytos kopūstinės kandys, kurias taip pat genetiškai modifikavo biotechnologijų bendrovė Oxitec, ir Arizonoje genetiškai modifikuota raudonoji miltligė. Genų inžinerija? Ne, ačiū. Iki šiol nebuvo atlikta jokių patikimų nepriklausomų tyrimų apie genetiškai modifikuotų maisto produktų keliamą riziką ir ilgalaikį poveikį vartotojams. Taip pat nėra jokių tyrimų apie genetiškai modifikuotų augalų ir gyvūnų poveikį florai ir faunai. Kai kas gali teigti, kad tai jau pastebėta. Juk daugybė ligų, pavyzdžiui, alergijos ir vėžys plinta, kas gali užtikrinti atmesti galimybę, kad tai nesusiję su genetiškai modifikuotais produktais. Niekas. Būtent dėl to iš atsargumo reikėtų atsisakyti genetiškai modifikuoto maisto, lygiai taip pat kaip reikėtų atsisakyti mokslinių tyrimų su augalais ir gyvūnais. Juolab, kad šizofreniška, kaip pasak Europos teisingumo teismo, statybų projektas negali paveikti net apleisto žiurkėno urvelio. Tačiau tuo pat metu milijonai investuojami į tyrimus susijusius su tokia technologija kaip genų valdymas, kuri gali sukelti visos rūšies genocidą ir kurios tolesnės pasekmės nežinomos. Vien tik šiuo metu reklamuojami vabzdžiai skirti vartojimui ir iš jų sintetiniu būdu pagaminti maisto produktai kelia nesuvokiamą pavojų. Neįsivaizduojama, kokią žalą ir išlaidas turėsime patirti po 10 ar 20 metų, jei vabzdžiai taip pat bus genetiškai modifikuoti. Jei nesimsime ryžtingų veiksmų, tai labai tikėtina. Tokios įtakingos institucijos kaip Klauso Švabo, Pasaulio ekonomikos forumas WEF ir tokie milijardieriai kaip Bilas Geitsas investuoja ir į genų inžineriją ir vabzdžių vartojimą maistui. Abu šie dalykai yra jų transhumanizmo darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo dalis. Kad mes ir rytoj galėtume turėti maisto laisvo nuo genetinių technologijų, tai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų, kaip vartotojų prie kasos ir kaip kritiškai nusiteikusių piliečių diskusijose su politikos atstovais. Kuo daugiau žmonių tvirtai pasakys ne, tuo didesni mūsų šansai. Todėl prašome skleisti šią žinią savo draugams ir pažįstamiems. Labai ačiū.